Tai čia valgyti reikės pusryčiam? Nu, va, biškį nusiminėjom, tai matom, ką mes matom iš pirmo žvilgsnio, kad yra, nu, negerai padaryta. Bet pažiūrėt, ar jisai užsikišęs ar neužsikišęs, tas drenažas. Kaip sako, nieks už tai pinigėlį nemok. O, Jėzus Marija, kokia čionga jaunims. Anam pažiūrėti, greta. Kiek čia praėjo 3 dienelis po valymų įrenginio valymą. Aš galvoju, kas mėnesį pafilmuosiu, kaip atrodo. Ir tų reikia. Kartais biškį pareguliuoti. Aš nesakysiu, kad pas mane idealiai viskas veikia. Ir niekados nereikia, bet ne visada reikia, bet kartais reikia. Biškį ir pareguliuoti. Pažiūrim. Opa. Ir aš kart savo nuomonį pasakysiu jums. Nu, kaip matom, viskas puikiai veikia. Ten burbuliuoja, per vidurį burbuliuoja. Čia tos visos dulksnelės, va čia kur matos viduriniai kameroje, tai kaip minėjau, čia tas turbūt apmiręs dumblis, tai reikėtų jį tiesiog nusemti, nugriebti su tinkliuku ir viskas, su šeipu viskas gerai veikia. Tai kad jūsų per daug neužnervinti, aš dar kelis kartus pafilmuosiu, kad sakau, kas mėnesį kokį, nu pažiūrėt kas ir, nes tikrai, kad būna reikia čiut-čiut tą kraniuką kartais pareguliuoti, nes pilnas apkrautas renginys. Būn biškį vienaip veik, o kai jau yra pituštis, nu vėl laisviau jisai dirba. Va, tai biškai pasišėru savo vištaliumbus ir važiuosim šiandien į darbą. Atkasinėsim pamatą ir kažkur drieks rusis. Spręsim problemą, ką daryti. Labs ryts. Įsigijom 9 priekabuką. Naujos įperkbeni šūtis. Ir tai visokių šūdų prisipirkęs tur. Tai labai tikiuosi bus patogu. Ten su ranka vieną filmuoti. O, tai daug paprasčiau ir su tokiu priekabuku nereikia aukštai važiuoti. Nereikia rampų, nieko ir vietos daugiau. Senai apie tokį norėjau, bet kažkaip poreikio nebūdavo. Bet daug bus patogiau. Naujas padangas, naujas stabdis, naujas lempas. O korpusas 5 metų senumo. Gera bus. Nu kun, pasikrovėm traktoruką, tik jos niek nepamiršau. Lemba dėjau 2 diržus, čia biškį taip su ausim, galėtų būti daugiau ausų įdėta. Bet ir čia tik tai ausis įdėta. Čia ausis įdėta, čia kita auselė. Tai šis diržas yra, jeigu staigę stabdysim. O šis ir, kadangi elektromobilis ant staigę lektai, kad jeigu greitai važiausim. Bet šūs blūdėm. Senu pasiimti peitam, kur nors įsidės žmonėk mylimą idėjai. Kad būtent, mats koks kiaušinis išvėrė, jas mat. Daviau pasinaudoti savo aparatėlį, kur kiaušus verdu. Ten per 3 minutės išvert kiaušinę. O žmonės mėgs, kad būt keits. Tai ką išvėrė, pavyzdėkit. Galiu jums nufilmuoti, kaip ir senamadiška virti kiaušinius dar puodė. Ne. Tu vyrei mano aparatį ir taip gavos? Tai kas per žioplumas? Ir subadyta yra. Aš vakar vyriau kiaušų, turbūt apver susidėjai. Ne. Aš vakar vyriau, buvo nuostabus virti kiaušiniai su mano aparačiuku. O Benišienė, nesuprantu, susprogdino kiaušis. Jau žiūri, nesuprantu. Pažiūrėkit, kaip vulkanas išsiveržęs kiaušiniai čia. O, kas čia toksai per moidas. O. Tai čia valgyti reikės pusryčiam? Atsikelsim rytoj ryte, nuo 5 ryto aš tau parodysiu, kaip reikia kiauštis. O vienas kiauštis tik tai, kuris išlaikė. Eina, čia vištom net gaila duoti. Tai važiuojam, kaip minėjau, atkast reik pamatą, nes Rūsyje kaupės drėgmė. Žmogus pardavė namą ir inspektorė prieš pardavimą daro patikras ir atrado drėgmę. Tai kažkur kažkas su pamatu ir tai mes jį atkasim, išdžiovinsim. Šiandien tik tai gal pamatysit, kaip atkasim. Nu, atvažiavome objektėlį, insistūmėm į vidų, labai gerai, kad žmonių nėra atostogaun. Parodau greitai, ką darysim. Turim čia tokį reikalą, kad žmogui Rūsy drėksta kažkas ir va čia buvo daryta, netgi apšildyta. Ir yra kažkas daryta, va. Tai atidengsim, pažiūrėsim, kas čia yra, ko nedadaryta. Čia mano statytas namas, kaip namas priestatas prieš daug metų. 5 gal kokius.
Čia irgi gaila, viskas užėlė, bet reiks atidaryti čia. Toks įdomus buvo sprendimas. Ir dar nepabaigts iki galo, smulkmenėlės visokios, bet pardavė šitą trobą. Prasikeikiau su šitom skardom, kai reikėjo čia daryti, gimdyti. Dizainai visokie architektų padaryti čia va. Ulialia, ulialia. Va, šitą sieną mūrė lietuvaičiai padėjo. Buvo mintis daryti tam, kad vaikai karstytųsi ant šitų plytų. Bet nežinau, čia va tie trūkiai yra. Nuo karščio, nuo saulės. Visą reikia šoną tvarkyti. Jeigu netvarkys, dabar greitai bus šakis. Va, cinkas natūralus, uždėtas. Bet labai nelogiški sprendimai čia buvo žmogaus padaryti. Dizainai, tai buvo čia reikalų. Gal viską sukarpyti, sudėlioti, sulankstyti. Ojojoj, nenorėčiau gyvenime antrą kartą daryti tokią bairę. Nes papaišė vienaip, o ką reikia padaryti, gaunas kitaip. Tai čia buvo žiauriai didelė mokykla mano. Rezultate taip, kaip pasakyti, įdomus sprendims, bet antrą kartą nenorėčiau jau daryti. Čia tiesiog žmogus baisiai prašė ir darėm kaip išėjo. Stengiamės, lietuviški langai. Čia irgi va, trinkos pamūrytas. Tai va, tai tikiuosi paskutinis darbelis šitam objekte. Čia lietuviškas skardas sudėta prieš daug metų irgi. Metalinė, bet cinkuota. Niekas neraudyja, kaip viskas gerai. O, padarytas sandėliuks su skardom. Nu va, biškį nusiminėjom, tai matom, ką mes matom iš pirmo žvilgsnio, kad yra, negerai padaryta. Kaip padaryta negerai? Tarpai didžiausi. Viršus tai čia net normaliai neužpliombuotas, neužsilikonuotas. Tai jeigu stiprus lietus čia kaupės vanduo, tai ten viskas kiaurai ir bėg. Tai dabar to pradėsim viską raust, žiūrėti, kas čia kur ir papačia. Nu, biškį atsikasėm. Tai koks čia reikals padaryts, kaip čia padaryta, tai yra tiesiog, matas net sraigių čia priaugė, jau sraigės gyvats, ką pat nusaug. Tai tiesiog nelygus pamatas, dėl to ir naudoja jie tos rokulio, kaip pasakyti, dalykus. Bet man keista, čia nei drenažo, nieko nėra. Tai aš nežinau, iš to technologijos galima tą rokulį naudoti, gal jis kažkiek kvėpuojantis yra. Bet kaip sakant, kad ir ką tu bedarytum žmogus, jeigu tu turi rūsį, jeigu tu nededi drenažą, tas vanduo, jeigu čia užlyja stipriai, akumuliuojasi dar kažką, tai ta drėgmė eina, niekur nedingst. Tai čia mūsų darys drenažas buvo seniau. Jisai ten nueina, čia ir plėvė uždėta, bet nėra dėtas apšildymas, o dėl to nedėtas, kad ir iš vidaus apšildinims. Va, tai žiūrėsim, atsikasim, atsivalysim, tada spręsim, ką daryti. Uždėsim gulšiuką ant seno drenažo, pažiūrėsim, į kurią pusę jis eina, kažkaip labai čia įdomiai. Šiaip neatrodo, kad būtų labai kažkas baisaus tam pamatui. Nei jisai kažkoks labai šlaps, nei ką. Yra uždėta ta asfaltas, užtinkuotas, tai pusiau su velniu. O, čia senas drenažas, paskui mes šimsim vieną detalę ir pažiūrėsim, ar jis nėra užsikišęs, bet aišku mes jį pakeisim, dabar jis nedarai būt. Aha, nuolydis vieną pusę. Visai aišku. Tai va, reikia klientui nusiųsti paskui visą video, kaip kas atrodo. Problema yra tokia, aš kiek bendravęs anksčiau su inžinieriais, architektais, kad negalima iš dviejų pusių šildyti namą. Ir iš lauko, ir iš vidaus, būtent pamatą, nes jisai tada, neišgaruoja kažkaip tais ir ta drėgmė, kuri kyla būtent iš žemės, eina ir ten, arba ten jinai neturi, eina kur lengviau, aišku. Va, tai kadangi iš vidaus yra apšildytos sienos, tai nėra logikos čia netgi apačioj šildyti vis nieko. Tai, nežinau, gal kažkokią kitokią reikėtų daryti, kapiliarinę sistemą, tai dabar tiesiog iškasim, nuvalysim viską, išdžiovinsim, galbūt drenažą pakeisim, aišku, ne šiandien, bet ir paskui pasikonsultuosim su architektais, inžinieriais, jis turi draugą architektą, nes problema tam yra, čia va drenažas kaip ir ribėsi molyje ir, tai jeigu ten patenk vanduo, tarpelis matot ir palei sieną, tai tas vanduo niekur neišeinis ir stovi už to rokulio. Ir
skverbės kažkur į sieną į vidų. Būtinai turi būti eiti į apačią kapiliaras, kad galėtų patekti drenažą ir tas vanduo pasišalinti iš čia. Ir kaip kažkada buvau kažkam video minėjęs, kad drenažas prie pat sienos nėra dedamas, reikia atitraukti iš šoną, taip ir čia matot, yra atitraukti iš šoną, aišku, galimybės leidžia. Arba kuo žemiau dėti po grindų lygių. Kun pamėginsim užkirpti ant tos sienos. Kažkaip čia, bent jau reikia iki pusės užlipti. Įsitikinti, ar mano darbas geras jį. Įmanomas reikalas, bet pusę aukščiau nelipsiu, nes realiai laikytis tik tai pirštų gal. Biš palaipėm užteks, dabar bandysiu išimti čia gal vieną kaladę. Čia išimti vieną kaladę ir pažiūrėti. Nors čia įgriuvę buvo, taip mums reiks keisti. Bet pažiūrėti, ar jisai užsikišęs ar neužsikišęs tas drenažas. Šiaip atrodo švarus. Ne, nevelnė. Niekas čia nešvarus. Funkcionumas jo nulinis. Tai va, reiks pakeisti naują ir pajungti tenai, kurią esame mes padarę drenažą. Beveik baigiam kasti, reikėjo paskutinį metrą su rankytėm kasti. Tai Aleksas darausi. Ir eisim dabar biškį dar pamatą apsivalysim. Ir teritoriją čia apsivalom vien dėl to, kad kai reikės dabar akmenukus vežti drenažą, dėt labai patogu prie krašto įskaipyliai. Ir nereiks sūt galvos. Nes aš kitų kolegų video, kai pažiūriu statybose, kai darbuojas, tai per galvą virst, dar nepabaigė, neapsitvarko, ein, daro kažką kitą, bet aplinkui šiukšlins. Aišku, gal už tai pinigų nemoku kitiems žmonėm, bet aš iš karto numatau biškį, kad 10% daugiau kainelį, kad aš susitvarkysiu, kad bus man patogu dirbti, žmonėm bus patogu vaikščioti. Čia nedaug dėjų, koks Danų vaiks eitų užlipti ant vinės, tai man kaltė būtų, kad aš palikau vinisą kažką. Tai čia labai stipriai su tom. Aišku, gal gyvenčiau Lietuvoje biškį tai būtų. Paprašiau viską žiūrėčiau, nes, kaip sako, nieks už tai pinigėlį nemok. Reikia paprašyti. Va. Tai kas čia dar, daugiau kaip į nieką. Kiek čia dabar yra? 11:30. Dar pusę valandos susitvarkam viską ir minsim turbūt. Net čia kuo daugiau trepinėtom kojam. Ir kiti klientai, kai klausia, duod kainą reikia iškasimo. Tai kai teritorija didelė ir kai su traktoriu nereikia kažkur kitur vežti, tai tu labai greit viškasi. Bet jeigu būtų toks variantas ir būtų, va, kaip čia va, reikia iškas dabar va, arba siauras, kur tu negali pilti, kad paskui nepraeisi, tai reikia viską dėti tačką, su tačka viską vesti tenai kur nors. Tai automatiškai kokie 40% pabrangsta darbas ir paskui stebisi kartais žmonės, nu bet taip ir. Va, tai mes šitam darbui, kiek čia mums metrų bus, 8 kokie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, 8 metrai. 8 metrai iškast, apie 1,20 m gylis, su traktoriaus atsivežimu apie 5-6 valandas. Va. Ir kiti Lietuvoje, čia esant lietuvaičiai, klausia, kiek tas kainuotų. Ir labai sunkiai kainą paskaičiuoti, nes pirmas dalykas reikia vertinti savo įkainį, kiek tu esi verts. O antras dalykas, reikia skaičiuoti ir traktorius, reikia skaičiuoti techniką. Ar tu turi, ar tu neturi, ar tau nuomotis reiks, nu daug niuansų visokių. Danai, pavyzdžiui, iš vis jie, man atrodo, nežinau, kokie 500-600 kronų plus PVMs į valandą im. Jeigu nedaugiau, dar tokie skovatarininkai gal dar daugiau, bet reikia nepamiršti, kad 40% mokesčių apmokėti. Tai kiti iki kaina atrodo įspūdinga, bet numeti PVM, numeti mokesčius ir tu žiūri, kad tau iš to 1000 vieno uždirbto liek tik tai 400 ar 300. Va, čia išsipjaustom, va, radom vamzdį. Ramzdis ir pabaigs, o čia galūnė ir viskas.
matuką. Nu kaip nusišvietėm, nusivalėm pačius didžiosius, dabar tegu džiūn. Paliksim džiūt ir to grįžta klientas iš atostogų, pažiūrės dar biškį. Pasitars su architektu. Dabar mes uždengsim viską. Drenažą čia susiradom. Seno dar neėmėm, kad atsivešim naują, atsivešim akmenukų. Išlupsim, prasilyginsim. Uždėsim akmenukus. Ir tada jie tegu sprendžia. Aš tai vietoj jų, ką aš daryčiau, tai aš dabar dar tikrai nutepčiau, nuvalyčiau, nutepčiau su tam biškai aplyginčiau tos pamas, apdaužyčiau, tas su smala nutepu, išdžiūna, užkalu naują plevelę, užhermetinu palei viršų ir padarau drenažą, užkasu viskas. Iš vidaus yra apšildyta, nemanau, kad daugiau reikia. Darom vartus, apsižiūrim, ar nieko dar nepalikom svarbaus. Čia viską uždengiam, tas, čia pažiūrim, čia nieko nepalikom. Galėjom čia biškį rokulius surinkti, man reikėt maišą atsinešti, rokulį iš to surinkti. Tada viso, kad nebūtų čia. Aš nenorėčiau komunite paliktų meistrė, tai dėl to aš pats einu surinkti, o kaip kitiem. Daryk apsavę, ne? Nu va, tai kaip ir toks šiandien trūk darbelį šitoj vietoj. Kaip ir bus viskas, bet jaučiu važiuojam dar parodysim fermai, ką esam nuveikę, nes ferma jau ir griuvėsiai. Tai jau pavyzdys pamatysite. Einam pavyzdėti. Čia iškraustėm viską, valgymo patalpas tam paliko. O čia yra daužimas, vyksta daužimas. Viską išgrojam, nežinau, kažkokiam senesnam video gali pažiūrėti, kažkur vyko. Antras aukštas išardytas, čia beveik išdaužyta. Labai sunkus kiets betons. Viskas daužas. Bus naujas svečių namų kambariai. O ne, ten tualetai nusistums. Virtuvė, pertvara, skalbyklos kambarys ir visa šildymas šiandien sanmazgas pagrindiniam namui. Einam į namą pažiūrėti. Dugu. Hello. O kas čia jau prišiko? O kas čia? Arba čia saulė pakaitino privarvėja. Jo, čia dervas paleido. Och tu blin, taip nebuvo. Nugriuojam kaminą čia tarpušventį, tarp atostogų vienų kitų. Ten matos dervas, tai buvo kamins priaugęs, tai ne tas žodis. Šlapės malkas kūrenamusi. Tai va, nežinau, pažiūrėkite tokius 4 video atgal. Čia buvo normalus gyvenam strobasis. O dabar viskas išdaužyta. Eksperimentai iškasti čia. Ta šogeris bandė bišti su metal detektoriu pažiūrėti, gal kur nors auksą ras, bet visas grindis išsalups. O taip mes ieškom kažkų čia lobę paslėptą. Pažiūrėkit, kokią pamatai. Grindų padaryti, balkį sudėti ir paremta ant pagalių, bet aš čia nieks neparemta. Žmonės gyveno šiltai, jokios vatos ir nieko. Tuoj suras lobį. Praturtėsim, nebereikės trojkiai dirbti daugiau. Na, čia kiaurė, viską išgriuojam. Buvo sprendimas priimtas, griausim laukų kaminą ir visas kitas lubas. Tai čia gravimo darbų chebra nusimata biški nerealiai. Nes inžinieriai skaičiuoja, žiūri, matuoja. Bele kiek. O taip. Mes su metal detektoriu pravis pažiūrėsim, gal rasim ko nors. Norėtum, ne. Iškasėm pamats pažiūrėt, pamatai akmeniniai. Nežinau, ką čia darys. Inžinieriai dirba šito klausimu. Viską išardėm, viską. Liko tik tai elektros kabelys. Dar vienas veikiantis dalyk šitam name. Nu ir viskas. Akmenis išvežėm, viską išvežėm, žodžiu.
Žodžiu, trūksta žodžių. Laukiam atsakymą iš inžinierių. Čia irgi reikės betoną daužyti, bet dabar negalim daužyti, tam, kad nams nenugriūtų. Tai reikės kažkokias čia skylės išbetonuoti. Padarys kažkokį metalinį karkasą sienom. Nežinau kokį, neįsivaizduoju kokį. Ir jo, šitai fermai, koks ir įdomus dalyks. Nėra jokio valymo įrenginio. Eina viskas į gatvę, bet į gatvę eina labai sunkiai. Nu kaip sunkiai. Einam, parodysiu lauką. Jeigu vėjas stipriai nepūs, papasakosiu. Pučiai, gal girdėsit. Visas kakutis į šitą namą, subėg šitą šulinį, a čia ir pumpa. O ta pumpa apie 100 metrų, 120 pompuoja į gatvę. O ta gatvė jau ten jau išeina. O žmonės nori tūliką padaryti tenais. Įda nežino kaip. Jėzau kapučiai. Tai va, tada nežino kaip padaryti, bet reiks padaryti, nori padaryti. Aš jums pasiūlyčiau valymo įrenginį pasistatyti, bet aš nežinau, ar jie norės. Tai negaliu atsakyti, kas geriau, ar valymo įrenginys, ar pompuoti. Pompuoti gal patogu, nes nereiktų nei prižiūrėti, nei nieko, ten sumal popieriuką viską, ką tik mėti. Ten didžiulė pompa stovi tokie vamžiai, tokio dydžio, kokie 80-iniai. Puč viską, bet labai galinga. Bet aš įsivaizduoju, ta pompa kainuoja kaip 2 valymo įrenginiai, jeigu ne 3 kokie. Tai nežinau. Į tas kartais sugend ir užsikemš, bet jeigu valymo įrenginys užsikemš, tai vis tiek dar gali įsisiauti kakoti. Tragedijos nėra. Jeigu pompa sugend tokias 2 dienas, taip lengvai jos negausi. Nežinau. Rūpiškėm bėts nebereik tvark daryti, ką reik tvarką daryti. Nu helio, pano šiukšlės. Reik išsimest šiukšlės į priekabuką, o paskiau, ką prisikaups, reiks išsivežti vienu kartu. Čia ne šiukšlės, čia geras dalyks, armatūra, tikiuosi nieks neišmes. Nu tai kon, drauga, mus tik teik šiandien kartau, nieko ypatinga nenuveikėm daug, pasiruošėm. Aleks paskait kitą objektį pasilieka. Aš nupirkau, užsisakė vienį klientą mikrocementą. Gal pavyks šį kartą nufilmau darbo mikrocementų, tai reiks padaryti. Nežinau, ar spėsiu, nebent per 5-6 sekmadienį, reikia 3-4 dienų. Tai gal bus toks įdomus vidosiuks, papasakosiu biškį savo pamastymus apie tai. Vienas ir video gali pavyzdėti, o daugiau kaip nieką. Einu pasidarbauti biškį prie kompą, traktorenzą iškrauti, brėgą parauštą. O rytoj važiuosiu tokiu šiukšlių vežti, nieko ypatinga nebus. Nu žodžiu, susimatysim netolimoj ateity. Ani?